Yra labai keista, kad iki šiol Pasaulinė sveikatos organizacija ar ten Jungtinių tautų organizacija nepaskelbė kvailumo ir beprotybės epidemijos. Čia juk pažiūrėkit, kas dabar vyksta pasaulyje. Čia grinai bepročiai pabėgo ten kažkas iš beprotnamių, arba tas informacinis virusas, jis tikrai veikia, pakliuvęs į žmogaus kūną per informacijos šaltinius, per žiniasklaidą, per visą šitą zombinimo sistemą. Pažiūrėkit, kas dedasi, beprotybės yra, tiesiog. Kodėl mes antiek ignoruojame tiesą? Bet jeigu tu esi, daleiskim dabar prieš karą, aš esu prieš karą ir daugybė žmonių yra prieš karą, tai tu esi kažkoks išdavikas, ne? Jeigu tu esi prieš valstybės vykdomą politiką, tai tu irgi esi priešas. Jeigu tu esi prieš LGBT ideologiją, kuri naikina mūsų šeimą, mūsų ateitį, tai tu esi ten homofobas. Jeigu tu esi prieš migrantus islamistus, kurie, žiūrėkit, ką daro, galvas pjauna žmonėms vidury baltos dienos ir tos valstybės, tų valstybių politikai, viskas normaliai, nieko čia tokio. Suprantate, tai tu tada esi islamofobas. Ant kiek viskas pas mus yra iškreipta ir apversta aukštyn kojam. Niekam neįdomu, ką sakė mums Kristus. Kokios mums yra duotos taisyklės, kad mes gyventume santarviai ir kad mes gerai gyventume ir sugyventume tarpusavį. Juk Kristus visą laiką mums sakė, šventrašte juk yra parašyta, kad neskleisti neapykantą, kad jokių būdų nekariauti, nesiimti už ginklo, nes tu nuo ginklo ir mirsi. Suprantat? Jis sakė skleisti meilę, tarpusavio pagarbą, draugystę, santykius. O mes viską kažkodėl darome priešingai. Čia man yra iki šiol nesuprantamas dalykas. Jeigu tu palaikai karą, jeigu tu nori kariauti, kaip tu galvoji apskritai, kaip tas karas baigsis? Čia reiškia iš vienos arba iš kitos pusės turi visiškai žūti visi žmonės, tada tik tai jau nebus su ko kariauti. Nes kol yra žmonės, tai visą laiką bus rasta priežastis, kodėl jie turi kariauti ir dėl ko turi kariauti. Suprantat? Tai man irgi nesuprantamas dalykas, kaip tu paprastas atrodo žmogus, negali sudėti 2x2. Niekad nesibaigs pasaulyje karai, kol yra ginklai ir kol yra kvaili pasitikintis valstybėm žmonės. Kas dedasi pas mus? Kokia pas mus, daleiskim, švietimo ugdymo sistema? Visai nekokia. Ko mokinami vaikai? Įvairiausio, atsiprašant, šūdo, kuris gyvenime nereikalingas, bet grinai išeina tie zombiai, kaip ir dabar vaikai, žiūrėkit. Yra jau nuo vaikystės skiepijama neapykanta. Ukrainiečiai atvažiavę pas mus, aš girdėjau irgi istorijų, kad jie jau nekenčia tų pačių lietuvių, nes jiems reikia mokintis lietuvių kalbos, jie nekenčia rusų. Taip pat, nes karinė operacija, karas, viskas ten rusai žudo, ukrainiečiai žudo, vieni kitus jau nekenčia. Tai jeigu dabar tokios sieklos, neapykantos, yra sodinamos į tų mažamečių, į vaikų širdis, tai kas išaugs iš to vaiko? Koks jis bus, kada jis suaugs? Tai ir vėlgi neapykanta tai tik tai auga. Tai kaip mes apskritai žmonės ruošiamės sukurti gražų pasaulį, kur visi bus sotus, laimingi, mylės vieni kitus, jeigu dabar tik tai eskaluojama neapykanta, pyktis, pastoviai melas, pastoviai negatyvumas ir pastoviai kiekvieną dieną mes visi esame skaldinami ir kiršinami. Valstybė, mūsų valstybė, kaip aišku ir viso pasaulio valstybės, jos dabar užsiema nusikalstama veikla. Jie skaldo visuomenę. Buvo tas pats per COVID, yra tas pats vykdoma 30-40 metų, nuo nepriklausomybės atkūrimo. Ta pati politika, niekas juk nepasikeitė apskritai. Skaldimas, skaldimas ir skaldimas. Jie visi, jūs niekšai, politikai, seimūnai, didžioji dauguma iš jūsų, policininkai, kurie visą tai palaiko, nes dėka jūsų irgi, kurie turi saugot mus ir saugot įstatymą, jūs to nedarotume.
kariškių tų pačių, kurie irgi neva mūsų saugos, kada ten užpuls. Jūs mūsų puolat. Mūsų niekas neužpuls, tik tai tokie kaip jūs ir galite užpulti žmonės. Kiek nekaltų žmonių jūs fabrikuojat bylas ir sudinat už grotų. Tie, kas kalba tiesą, tie, kas jums trukdo jūsų propagandiniam visam šitam mėšlui, ant tų žmonių, to žmonės jūs ir puolat. Jūs juk niekšai esat. Ir kokie jūs velniai griebtų krikščionis, jeigu jūs visiškai nesilaikot to, ką sakė Kristus. Nesilaikot Dievo įsakymo. Kuo jūs apskritai užsiemat, kokio velnio jūs čia žemė šioj darot? Atėjote į žemę gyventi, atrodo turit vaikus, šeimas ir kaip tai buka prošiai viską daro, kad ką jūs nematot, kad žmonių gyvenimai blogėja. Viskas blogėja, situacija visame pasaulyje blogėja. Žmonės kiršinami yra, kainos auga, apskritai kažkoks beprotnamis kiekvieną dieną, jeigu tu skaitai žinias, tai tu gali pakliūti rytoj beprotnami. Paradoksas, bet taip yra. Dabar net tie patys gyvūnai rodo daugiau žmogiškumo, negu yra žmonėse. Jūs pažiūrėkit, tiesiog naminiai gyvūnai, jie supranta, kad nereikia peštis, nereikia kovoti, reikia draugauti. Jie supranta, kad tai yra blogai, kad tai yra kelias link niekur. Tiesiog bus kraujas, tiesiog bus pyktis ir bus neapykanta. Bet mes, žmonės, kažkodėl to nesuprantam. Mums yra duota laisva valia, bet mes kažkodėl atsisakom jos. Mes nuo mokyklos, ko dabar mokinami vaikai? Mes nuo mokyklos mokiname vaikus, kad jie konkuruotų tarpusavį. Kad tu esi geresnis, kad tavo gyvenimas būtų geresnis, tu būtum sėkmingesnis, tu būtum turtingesnis ir visiškai nusispjauti į tarpusavio pagarbą, į gerus santykius, į draugystę, į meilę. Kažkodėl šitie jausmai kažkur palikti, kad jie yra nereikalingi. Tik tai reikalingi yra pinigai, babkės, kad tu būtum sėkmingas, kad viskas pas tave gyvenime būtų čiki-puki. O kad mūsų pasaulis skrenda, aš nežinau, į didžiausią duobę, kad toj mūsų ištiks arba trečias pasaulinis, arba, tiesiog, ta virusinė proto epidemija, kad mes toj zombiai pradės pulti normalius žmonės ir viskas, ir daužyti galvas, nes jūs skleidžiat tiesą. Kaip sakė Orwellas savo romane 1984, kad karas tai yra taika, laisvė tai yra vergovė, o nežinojimas tai yra jėga. Tai suprantate, tai mes dabar ir kūrėm tokį pasaulį, kur visa tai būtų. Mūsų jau seka, kiekvieną mūsų žingsnį, visur aplinkui kameros, visur tos technologijos, kurios nukreiptos prieš mus pačius. Ir mes visi taip kaip durneliai išsišiepę, viskas yra gerai. Maisto turiu, gerą automobilį lizinginį turiu, kreditą namui turiu. Viskas, super, viskas tinka, viskas patinka. O kad rytoj grinųjų nebus, kad mūsų toj sučipos visus ir tai juk nėra jokai. Viskas, tai jūs skaitykit, tai jūs domėkitės, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Europoje, kokie įstatymai priimami, kas ruošiama priimti. Tai juk grinųjų greitai nebus. Ir tas švabo planas, globalistų, ta prasme planas, kad visą turtą iš žmonių atimti, kad padaryti turtą neįperkamą, o jau jis ir Europos šalyse tampa neįperkamas, kad žmonės būtų pririšti prie vienos sistemos, kad būtų vienas tas dokumentas, galima sakyti. Viskas, tai visa tai vyksta. Grinųjų greit nebus. Taip ir toliau veikim. Ir tikėkim valstybė, kad tai su terorizmu yra kovos, dėl to tie grinėjai turi būti kažkaip kontroliuojami. Visa tai melas. Nejau, kodėl mes pasitikim pastoviai melagiais. Kaip pasakė Kristus, taip dabar reikia prisiminti, Kristus pasakė, kad tie žmonės, kurie skleis tiesą, jie ir bus Dievo vaikai. Kurie taikdariai, tie žmonės taikdariai, jie ir bus vadinami Dievo vaikais. Tai aš linkiu mums visiems būti Dievo, tapti Dievo vaikais, skleisti taiką, skleisti tiesą ir kovoti prieš melą ir nebijoti, kad kažkas ten kažką pasakys ten. Tu kacapas, tu ten lenkas, tu ten tas, tu ten užsiustas ten iš Baltarusijos ir Rusijos. Eikit jūs velniop, brūdai jūs, aš bent kažką darau ir daugybė žmonių bent kažką stengiasi daryti ir svarbiausia netylėti ir priešinti šitam blogiui, kaip kiekvienas gali. O jūs kažkur puolat, ant jūsų.
Nu niekšai jūs esat. Galbūt dar turite šansą tapti žmonėmis ir išgelbėti savo dvasią. O ne, tai ne, nu tai turėsit dar ten 100 reinkarnacijų, gal ten tapsit žmonėmis. Myliu jūs, myliu tos normalius žmonės ir linkiu tiems visiems pabūsti, kas vis dar tiki valstybėm ir tiki visą tą nesąmonę, kad reikia kariauti, reikia žudyti, reikia leisti migrantus, reikia pasikliauti mūsų valstybę, visom tom institucijom ir kas nemato, kas su mumis daroma ir kokie spąstai mums yra ruošiami.